Buvo po performanso prieis mergina, kuri taip paklausė, čia turbūt labai mazochistinis, čia jūsų tas darbas, toks savidestrukcinis. Tie komentarai, jie tokie yra kūrybiški iš tikrųjų, nes, niekaip nesugalvočiau, aš bent jau, kad tavo darbas toks nuobodus, kad net ikiuko kasos aparatas yra didesnė ten pramoga, kažkas tokio. Tai kai sėdi ten, esi tam performance, pieši ir girdi tą laišką, kažkaip man buvo, arba apskritai visus tos žodžius, kažkaip supratau, kad aš turiu atstumą. Dabar taip, bet kažkaip taip, aš netikiu tai žodžiais. Man atrodo, kad jaučiu ant liežuvio galo. Sveiki! Jūs žiūrite Klaipėdos jaunimo teatro podcastą Ant liežuvio galo. Visų pirma, rėmėjai. Teatrą veža SDG, teatro veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, o mes šiuo metu esame Arlekine. Šiandien aš turiu ypatingą viešnią, ne visai teatro žmogų, žmogų iš vizualaus meno pasaulio, bet kartu jau žengiančią žingsnius į performanso meną. Tai yra menininkė, dailininkė Urtė Jasenka. Sveiki. Aš visada labai įsitempiu, kad niekur nesuklyščiau. Ne, tikrai nieko nesuklyščiau. Gerai viską pasakiau? Taip. Urte, kaip laikaisi? Gerai, dabar po šito podcast'o man bus atostogos, tai jau visai laukiu, tai pasidariau savo tokį planą, kad bent savaitę arba iki savaitės kažkaip turėsiu tokį minimalų atotrūkį nuo darbo. Aha. Čia aš įvesiu kontekstą, kad mes filmuojame trečiadienį, ne? Šiandien trečiadienis, taip? Taip. O Urtė šeštadienį, Liepos 5 buvo, ar ne? Darė performansą Hofe 6 valandų pavadinimu Blogiausi. Galva kvaili ir pradėjau mokytis tikro piešimo. Man po šio performansai šlamštėja Lietuva. Ir tai buvo, ar ne, tau toks maratonas, nes tu prieš tai labai intensyvę visai komunikaciją darėjai, ruošėsi tam. Ir dabar, kaip suprantu, yra paskutinis su šituo performansu susijęs dalykas, ar ne? Taip. Tai va. Ir dėl to reikia tikrai truputį pailsėti, nes jau intensyvoka buvo, bet kažkaip man patinka mano darbas, man patiko visas procesas, jis be galo įdomus, toks lavinantis ir pilnas iššūkių ir aš juos įveikiau, tai kažkaip džiaugiuosi savimi ir tuo darbu. Na geras, fainiai. Pradėkim nuo knygų burto, žinai, ne? Kartais būna labai taikliai iškrenta sakinys. Pabandykim, ką tau. O, bet kurią knygą? Jo, bet kurią visiškai. Aš jau žiūrėjau į tas knygas ir galvojau, kodėl jos ne viršelis. Jo, todėl, kad tu neužsikabintum už kažko. Jo. Bet šiaip siūlyčiau taip, žinai, kuri pati pirma, tai per daug neleisti protui čia suvadovauti. Tikiuosi, kad lietuviškai ištraukiai. Taip. Ir kas čia yra? Tomas Haris Karimora. Ir dabar versti? Jo, versti bet kokį puslapį ir tiesiog durk ir paskaityk. Ir dabar skaityti sakinį tiesiog. Vieną sakinį jo į kurį. Gerai. Roblesas, pasakė jis. Teris Roblesas. Viskas. Jo. Aš vis tiesą sakant, nežinau šitos knygos. Aha. Jo, pasaulyje yra daug knygų, tikrai visų neįmanoma jau čia žinoti. Tai čia reikės pasidomėti, nes nežinau nieko. Kas yra Teris Roblesas, ar ne? Taip, kodėl? Viskas. Dabar paliksiu viršelį šitą atsuktą, kad... Jo. Ir būna, kad, žinai, tas sakinys kažkaip man, kaip čia pasakyti, man nurodo, kur galėtumėm keliauti. Su Teriu Roblesu.
kažkaip nežinau. Nenukeliausim dabar. Niekur nenukeliausim, jo. Bet sakėt, jūs buvot performance ir prisirašėt pilną klausimų, tai galim. Jo, galima nuo tų klausimų, taip. Arba tie patys, kurie žmonės rašė. Žmonės vėliau, o dabar nuo tų klausimų. Jo, man apskritai įdomu, tai gal dabar, žinai, dar blogiausi. Kodėl apie tą tokį iš negatyviosios pusės, žinai, kodėl apie tai reikia kalbėti? Ir gal kas tai yra iš viso? Aha, truputėlį jo. Blogiausia tai yra performanso pavadinimas ir visas tas performances yra apie buvimą menininku, ką tai reiškia, būti juo, ką reiškia kurti ir dalinti savo kūrybą su kitais, apie tą tokią gan aštrią vertinimo sistemą mūsų ir kaip joje jaučiasi žmogus, apie kritiką, apie vidinę ir išorinę kritiką ir kaip jinai veikia patį kūrybinį procesą. Ir blogiausia tai kažkaip man patinka šitas pavadinimas iš tikrųjų, nes gan aiškus ir tuo pačiu ir platus. Tai aš kvestionuoju tam performance ir temą, kas yra geras arba blogas kūrinys, jeigu iš viso taip galima skirstyti. Tai ir tuo pačiu, kas yra blogis tam mene. Ar tai yra tas meno kūrinys, ar iš esmės reakcija, reakcija žmogaus, sutikimas kito žmogaus, reakcija, žodžiu, į tą kūrinį, kas yra labai stipru kartais. Tai va. O kas nusprendžia, kūrinys yra geras ar blogas? Aš kažkaip galiausiai savo atsakiau į klausimą kad apskritai nereikia vertinti, ar jis geras ar blogas. Vienam toks, kitam toks. Bet kažkaip aš mąstau, kad visgi pats menininkas nusprendžia ir kažkaip gal net ne tiek nusprendžia, bet jaučia, kaip jam pavyko darbas, ar kur reikėtų pasitemti ir kur galbūt kažkaip šauniai viskas praėjo arba veikia. Tai aš manau, kad galiausiai viskas kažkaip atsiremia į mūsų vidų, nes jeigu kažkaip remsimės ir galvosim ten apie kiekvieną, kas kaip galvoja ir kaip ten patiko, nepatiko, tai gali išprotėti arba iš viso paskui nieko nebenorėti daryti. Tai man atrodo, kažkaip reikia labai savo tokią ašį, stuburą laikyti stiprų tikėjimą ir tuo pačiu nuojautą apie savo darbą, nes norisi būti adekvačiu jam. Kodėl? Tai aš kaip suprantu, būtent šitas performances jau jisai buvo Vilniuje rodomas, ar ne? Ir dabar Klaipėdoje, ir tai yra pirmasis, ar tu esi jau daręs performanso meną kažkada anksčiau kažkokį prieš blogiausius? Taip, niekados iš tikrųjų aš šitos šakos neliečiau. Ir kažkaip aš sugalvojau tą idėją ir jau seniai labai vysčiau, iš tikrųjų vis kažkaip užsirašinėdavau, ten metai iš metų kažkoks filmas, atsiranda knyga, istorija ir galų gale aš pati esu menininkė ir aplink mane supa gan kūrybiški žmonės arba tie patys menininkai, tai kažkaip visumoje atrodė, kad šita tema yra labai reikalinga ir kažkaip vis galvojau, kokią formą visą tai pateikti ir man pasirodė, kad galėtų būti paroda, tarkim, bet kažkaip gan nuobodu, kažkoks jau, nežinau, ir taip atėjo, nežinau, man atrodo, gruodžio mėnesį pagalvojau, kad toks buvo atskėrė, tai man atrodo, kad tai galėtų būti performances, toks gyvas reiškinys, gyvas procesas, kur visi mato ko niekados nemato kiti iš esmės to proceso vidinio. Ir prisimenu, čia buvo kažkaip gruodis ir man tokiais vaizdiniais kažkaip atėjo ta idėja, iš tikrųjų gal ne tiek žodinė prasme ir tokių stiprių jausmų. Aš prisimenu, čia buvo rytas ir mes buvom suplanavę aš su savo vyru papietauti mieste tarp darbų, žodžiu, ir
Ir aš jau turėjau tą mintį, idėją, tą jausmą ir kažkaip tokia įsikvėpus atėjau ir kažkaip jam pirmam papasakojau. Ir jis taip labai gražiai sutiko su tą mintim, kažkaip labai taip, jo, ir telė varyk, čia geras. Ir kažkaip taip, vis tiek kažkaip svarbu yra kartais, nežinau, pasitikrinti truputėlį, ką tu čia sugalvojai su kitais, bet, ne su visais, aišku. Tai buvo kažkaip, gal net dėl tos reakcijos jo, aš dabar čia sėdžiu iš tikrųjų, nes man tikrai buvo didžiulis iššūkis, visų pirma, ten tiesiog vienas milžiniškas iššūkis, toks iš komforto zonos maksimaliai išėjau ir galų galia aš neturiu patirties scenoje, ką reiškia būti, taip savotiškai scenoje. Tai net nesavotiškai, čia visiškai scena iš tikrųjų. Taip. Vat Hofe, kur dabar buvo Liepos 5 tas performances, tai jau taip konkrečiai esi scenoje, tam milžiniškam angare. Tai vat daug buvo tikrai, daug dalykų reikėjo sužinoti, kaip ten būti ir daug visokių susitikimų, konsultacijų, ten skaitimų, kaip čia kas. Ir kita vertus, vat gal dėl to taip suabejojau, nes aš rodžiau pirmą kartą Vilniuje šitą performansą, birželio vidury. Buvo kultūros naktis, Latgos gimtadienis ir jie mane pakvietė ten pasidalinti šito darbu. Ir nežinau, kiek žinot, bet ten buvo, žodžiu, prie Mo muziejaus toks pastatyta konstrukcija, tokia statybinė. Ir toks didelis namas, žodžiu, ir jame buvo daugybė visokių meno reiškinių. Ir tuo pačiu ir koncertai, ir performansai, ir kažkokios dirbtuvės. Tai mes ten, aš ir mano tėtis gavom tokį, nežinau, nišą, kambariuką ir ten visiškai buvo priešingas variantas nei Hofe. Kažkaip net nejaučiau, kad scena ten tokios buvo tiesiog tokia, nežinau, niša tokia. Tai visai kitaip ir, žodžiu, kitaip truputėlį buvo, tai dėl to. Pagalvojau, ar tikrai čia tas scenos menas? Bet irgi taip pat 6 valandas, ar ne? Taip. Struktūra buvo ta pati, tik tais nebuvo, visų pirma, tai garsas buvo per ausines. Kad žiūrovas ateina ir užsideda ausines, žodžiu. Ir ten gal labiau tos ausinės atsirado dėl tokių techninių aspektų, nes tuo pačiu metu vyko tiek daug dalykų ir plus koncertas, ten dar kažkokie apdovanojimai, žodžiu, ir tai tiesiog toks iš techninės pusės, kad nieks nebegirdės nieko, jeigu tu ten garsiai kažką leisi. Ir kita vertus labai gražus, geras sprendimas, nes tarsi ateidavo tie žmonės ir pasiėmė tas ausines ir jie tarsi taip įlenda tarsi į žmogaus menininko galvas, tais tekstais, nes ten kita vertus, skiriasi tie performansai ir labai mes truputėlį taip laikų vietoj kažkaip nusprendėm, kad, man atrodo, čia aktyvus bus tik tekstas ir su jais tik reikia žaisti ir taip minimaliai su muzika ar garsais. Tai va, žodžiu, įsiplėčiau čia. Tai viskas gerai. O tekstai ėjo ar ne tokie kritiniai, kad ką tu čia nesąmonę darai, tenais... Aš dabar taip tiksliai pacituoti net negaliu, bet žodžiu visą laiką tokie kritiniai, kad čia nesąmonė, geriau normalų darbą susirask ir taip toliau ir taip toliau. Kaip tu jauteisi ir iš kur tie tekstai, ta prasme, nes tu darai tokį tyrimą, apklausiai menininkus, ar ne? Taip. Ir po to Justina Vanžodytė, taip, jos labai sudėtinga pavardė, aš visą laiką bijau susimauti. Tai ji po to skaitė tuos menininkų atsiliepimus apie mano fiasko. Ši buvo labai įspūdinga šita vieta. Fiasko buvo, kada pati pasimečiau, kritau ir nebegalėjau atsistoti. Pralaimėjau pati prieš save. Skaudžiai reagavau. Kai nustojau gilintis į maisto fotografiją, praradus motivaciją ir pamačiau, kokios nuotraukos gaunasi neturint kibirkšties. Mano viduje apgailėtina. Skamba apgailėtina. Ir ar tie tekstai, kurie paraleliai viso performanso metu ėjo, ar jie irgi iš tų menininkų, ar čia gal tavo girdėtos kritikos strėlės per visą kūrybinį laikotarpį? Tai visų pirma, tie tekstai yra absoliučiai neišgalvoti, visiškai realūs ir tikri.
dalį aš, taip, aš įvykdžiau apklausą, kuri buvo skirta menininkams ir aš labai nustebau, kad iš tikrųjų, aš ją taip gan spontaniškai paleidau ir nesitikėjau, kad gal kokie 10 žmonių gal ir atsakys man tos klausimus, nes jie labai sudėtingi ir reikalauja, tikrai daug laiko, bent man taip atrodo. Ir kažkaip, taip gavosi, kad beveik 100 žmonių atsakė per 3 savaitės. Tai aš pagalvojau, wow, iš tikrųjų, kad vadinasi, tai taip aktualu yra. Ir ta apklausa, tie atsakymai, jie tapo man, taip tikrai netikėtai, visų vos ne, tokių stiprių labai pagrindų iš tikrųjų tam performance'ui. Aš išsirinkau, pavyzdžiui, citatas iš tos tekstus iš tos apklausos, tarkim, ką žmonės galvoja apie savo darbą, apie save, kažkaip paprašiau jų vardinti konkrečiai frazėm, jeigu jie gali pasidalinti. Taip pat iš kitos pusės, jeigu gavo kažkokią kritiką, tai kokią ir kad įvardintų tiksliai man visą tai. Tai tokių tikrai, siaubingų atrodo minčių ir, nežinau, kažkaip, tiesiog neišgalvojama. Tai ir dėl to, man atrodo, visą tas performance jį taip sustiprino, tiesiog padarė tokių galingų tie žodžiai iš tikrųjų, ir tos tikros patirtys. Ir žinoma, kadangi su manim dalinasi labai atvirai, tai aš irgi naudoju savo kažkokias savo patirtis. Gal turėčiau dar paminėti, kad, kadangi ten buvo ta apklausa skirta menininkams, tai labai daug iš skirtingų kampų, skirtingų tarsi specialybių jie komentavo, rašė, žodžiu, tos atsakymus. Ir aš, kai išsirinkinėjau tos visus tas frazes, tas citatas, pabandžiau jas kažkaip pagalvojau, kad vis tiek performance aš turiu kažkaip nukreipti jas į save, tai aš jas perrašiau, savo vardu, taip truputėlį pakoregavau. Bet vos, tik tais, kad būtų kreipinys į mane dirbant, piešiant. Ir, aišku, aš taip pat naudojau savo kažkokius gautą kritiką, pavyzdžiui, iš esmės, kai kurie tekstai jie tokie labai asmeniški ir konkretus ir taip vos negaunasi tokios centrinės figūros strėlės jas į mane ir kažkaip, kaip aš ten jaučiausi, tai čia irgi atskiras platus klausimas, bet tiesą sakant, kažkaip aš visų pirma tai galvojau apie sprendimus, jeigu eina tie agresyvūs tekstai, jie iš dalies yra iš vidaus žmogaus kylantis, kiti yra komentarai iš šalies. Kažkaip galvojau, kad reikia kažkokį pateikti tuo pačiu ir sprendimą, kad nebūtų tiesiog užgrūzinti tą žmogų, kuris ateina matyti to viso proceso. Taip. Tai vienas iš sprendimų, bet nežinau, kiek ten iš tikrųjų jis įvyko, bet aš norėjau, kad skambėtų tos frazės, būtų jau įgarsintos, įrašytos ir aš norėjau, kad jos būtų, jeigu dabar teisingai išsireikšiu, bet kad jos būtų tokios modifikuotos, tas garsas, balsas, kuo mažiau būtų iš esmės natūralumo ir jis toks yra taip, modifikuotas tas garsas, ar kaip čia, kad pavyzdžiui, taip labai stipriai, jeigu yra kažkoks sakinys, tai gali per programas paversti tokių žiauriai žemų, lėtų, ištasytų ir tuo pačiu taip kelti jo toną į viršų, kol jisai toks plonas ir toks kaip peliuko garsas gaunasi. Ir mano tai buvo sprendimas paversti tas frazes, tekstus, tos baisius ir agresyvius į tokius juokingus, kad kažkaip, kai iš jų šiek tiek pasijuokiam, sujuokinam, tada jie kažkaip juos tuo metu ir išgalinam. Tai, bet tuo pačiu, kai aš klausiausi irgi lygiai taip pat
čia vis tiek performances yra gyvas procesas, tai aš pagalvojau, įdomu, ar vat, žmogus pagauna būtent tą momentą, nes net ir tas cypsiantis balsas, jisai baisus yra iš tikrųjų. Tai čia viena jo interpretacijų pusė. Tai va, kažkaip... Bet tos tekstus įgarsino tavo tėtis, ar ne? Nes kartu su tavimi kompozitorius Antanas Jasenka... Aš matai kokią žemaitę. Nieko. Sukirčiavimo, nukirčiavimo dėstytoja, man sakytų, va. Nieko, viskas gerai. Tai kartu su tavimi jisai performance dalyvavo, muziką ir garsus dėliojo ir taip toliau. Ir aš kaip suprantu, jo ir yra tas balsas įrašytas, ar ne? Jo, jisai jos įskaitė ir dalį ir gyvai skaitė. Iš tikrųjų, buvo ten, man buvo tokių momentų, kur jisai gyvai skaitė tos tekstus. Tai, vat, nežinau, aš komunikacijai kažkaip dalinausi, kad čia mano tėtis. Ir, specialiai kartais net stipriau gal pabrėždavau tą dalį, nes visam performance, tai tokia įdomi povandeninė srovė, nes mes scenai matom žmogų, kuris piešia, o čia jos tėtis sako tekstus, kurie susiję su gėdinimu, pavyzdžiui, turbūt tavo tėvams labai gėda, ten buvo tokios frazės, ten nustok žaisti vaikiškom kreidelėm, gal kažkokį rimtesnį darbą susirask. Bet esmė, kad apie tėvų kažkokį paliečia tašką. Tai man atrodo, kad tai visai stipru yra. Ir buvo tikrai momentų, kur taip kažkaip atsisuku į tėtį ir galvoju, tikiuosi, tu taip negalvoji. Bet aišku, kad jis taip negalvoja tikrai. Bet kažkaip, man atrodo, sustiprina visai tą performance, vien tokiam kaip ir smulki ir nesmulki detalė. Ir šiaip, žinai, aš galvoju iš tos tokios, kad į pasąmonę gali įstrikti, nes tai yra ne atsitiktinio žmogaus balsas, o tai yra tavo tėčio balsas ir tu 6 valandas kali šitos tekstus savo į galvą, žinai. Bet aš kažkaip... Pasakoti apie tave. Lyg ir tai vidinės ekspresijos. Išnaudok tinkamai šią savybę. Kai meno kritikai ir galerininkai įvertins tavo gebėjimus, graibstys. Kviesite savo galerijas į be kūrėjo statusų, kuriam tu dar akivaizdžiai esi sukendusi. Mano kritika kritiško vertinimo. Net nežinau, kažkaip manęs daug kas taip klausė, turbūt. Net buvo po performanso prieis mergina, kuri taip paklausė, čia turbūt labai mazochistinis, yra toks žodis. Yra labai turbūt čia labai mazochistinis, čia jūsų tas darbas, toks savidestrukcinis. Bet aš absoliučiai taip nesijaučiu ir man atrodo, kad jis, aš kažkaip bandžiau bent jau, kažkaip į viltį išeiti, nes pačiam gale vis tiek Justina, aktorė Justina Vandžondytė, jinai skaitė iš tų fiasko, perėjo į tekstus irgi, kurie buvo, į tekstus perėjo, kurie kalba apie laisvę, kada menininkas jaučiasi laisvas, kada toks... tiesiog, kada jisai jaučiasi laisvas ir į tas mintis ir reikia kabintis kažkaip. Tai man irgi atrodo svarbu neužgrūzinti to žmogaus ir nepalikti jo kažkai tiesiog, tokiam negatyvume. Bet aš, mes prieš podcastą kalbėjom, kad kažkokie garsai net pasilieka ir po, kaip tie visi kaip čia pasakyti, būjinimai arba švilpimai kažkokie, kurie labai dažnai pasikartojo arba kažkokie frazės ir jų taip kitą dieną ir dar kitą dieną jie kažkaip atsikartoja mintyse. Bet aš kažkaip turiu atstumą nuo to. Kita vertus, naudojam ir mano patirtį, kuri, aš turiu, šiaip papasakosiu, kita vertus, čia man atrodo visai stipri detalė, nes aš kažkada, gal 3 metai atgal, norėjau gauti ir gavau tokį kaip menininko statusą. Ir kad jį gautum, reikia, ten šiaip yra nemažai būdų, kaip jį gauti, bet aš pasirinkau, pasirinkau tokį, kad man turi apie mane, apie mano darbus parašyti
kritikai, meno kritikai, žodžiu, tokia kaip rekomendacija, apžvalga apie mano kūrybą, žodžiu. Bet ar jinai turi būti vieša ar tiesiog, kad vat, kažkoks laiškas, kažkas toks kaip dokumentas? Nu, toks kaip dokumentas. Supratau. Tada surenki tos dokumentus su portfolijom, ten, žodžiu, su visais dokumentais, tada vat, išsiunti ir gauni arba ne, žodžiu. Bet ir jų reikėjo, man atrodo, gal 6 ar 5. Tai taip atrodo, nedaug čia. bet iš tikrųjų taip sudėtinga buvo juos gauti ir aš ne iš pirmo karto man pavyko surinkti visus tos 5, nes aš nelabai ir supratau pirmiausia pagal tos aprašymus, kaip čia, nu kas čia turi man parašyti iš tikrųjų taip realistiškai tą rekomendaciją. Tai pradžia buvo labai tokia gan lengva, nes aš kreipiausi į tokius tikrai man patinkančius svarius tokius menininkus, kur jau gavę, nežinau, nacionalinę premiją ir jie sutiko, pavyzdžiui, lengvai parašyti, kad tik daug sektųsi, tai kažkaip taip labai malonu buvo ir labai smagu ir taip atrodo, o čia viskas bus gerai. Bet jų rekomendacijos netiko, bet reikia to, žodžiu, meno kritiko. Okay. Ir tada radau, dar mes tom pačiam keli buvom su savo draugė, žodžiu, tokia yra aktorė Elvydė Pikturnaitė. Tai mes kažkaip vienu metu, žodžiu, dirbom su šituo siekiu gyvenime. Ir, žodžiu, radom tokią kritikų kaip asociaciją ir ten šiaip labai įdomu buvo skaityti, domėtis, ten jų tiek daug yra ir iš labai skirtingų kampų, žodžiu, dirbančių, tai kažkaip ieškojau, kurie atitiktų galbūt mano savotiškai profilį ir pradėjau rašyti tos laiškus. Ir kažkaip taip, su kiekvienu atsakymu, kažkaip man vis taip, kažkaip vis keiščiau darėsi, taip atrodo, nes tokių, tikrai labai šiurkščių, arba aš suprantu, kai žmogus neturi laiko, arba kažkaip, tikrai yra aplinkybės, kur neišeina dabar arba rašyti, bet kai atrašo tau, kad nežinau tavo kūrybos ir man ir nenoriu sužinoti apie tave, arba ten, tiesiog, arba kažkokia moteris irgi rašė man, kad neparašysiu tau tos rekomendacijos, bet neparašau, jo kažkaip turiu, kaip jinai ten rašė, kad jinai turi, žodžiu, vyrą, dailininką ir sako, aš net savo vyrui gero žodelio niekada neparašau. Tai taip, bet pradžiai man buvo juokinga truputėlį, o paskui taip jaučiu, kad, taip mažėja laikas ir kinta kažkaip mano irgi būsena ir kol galiausiai gavau tokį, iš viso, tokį žiaurų, tokį tiesiog kažkaip net neįmanoma jo pakartoti iš tikrųjų, bet taip, ten, neverta iš tikrųjų kartoti, bet toks tikrai nužeminantis, aštrus, toks nepagarbus, kažkaip toks labai labai jautrus buvo laiškas ir nuo to taško aš buvau jau ir verkt pradėti. Nes atrodo, kad visų pirma, čia tikrai jau gal čia man nesąmonė, ką aš čia savo galvoju ir gal iš tikrųjų ten tie darbai nieko gero, nes ten kad, žodžiu. Tai aš pagalvojau, kad jeigu gauni tokį laišką ir, tarkim, aš turėčiau depresiją kokią nors ir, nežinau, bet kažkaip, man atrodo, reikia labai atsargiai su atsakymais. Bet kokiam žmogui kažkaip rinkti savo žodžius, nors ir tau atrodo galbūt, kad dabar nelaikas tau šitam darbui ar kažkokiai statusui ar dar kažkam, bet jeigu aš turėčiau kažkokią depresiją, pavyzdžiui, tai jeigu aš perskaitau tokį laišką, tai galbūt visai aš galiu pasielgti, galiu atimti savo gyvybę, kažką pasidaryti, arba, nežinau, kažkaip, arba, tiesiog nebekur daugiau, niekados. Tai kažkaip taip tie, nežinau, tie atsakymai tokie nejautrus žmonių yra kartais, net ne atsakymai, bet žodžiai, arba kažkokie nuomonės, kritika, be jokio pagalvojimo apie kitą. Tai čia tokios tiesioginės patyčios yra. Taip. Ir aš manau, čia visi, nesvarbu net iš tikrųjų, ką dirbi gyvenime, visi kažkaip gauna kažkokius, visi turi visokiausių situacijų. Tai va, kažkaip, jo, ir aš, žodžiu, labai vėl išsiplėčiau, bet aš kažkaip prisimenu, čia buvo prieš 3 metus kažkur, taip.
ir aš pasidariau screenshotą to laiško ir kažkaip tiesiog pasilikau, net nežinau, kodėl aš tai padariau, bet atėjo kažkokia toks darbas, tokia idėja ir aš jį prisiminiau ir dar kažkaip prisimenu, pasidalinau su tėčiu, kad manai gal visai, šiaip čia labai tinka. Ir sako, jo, važiuojam. Ir jisai, tai va tas laiškas, jis tapo tokia kaip centrinė. Atspirtis tokia. Net ne atspirtis, bet jis tapo performance centrinių tokių pasikartojančių vis motyvų ir ant jo ypač žaidė su tais garsais, kaip sakiau, moduliavimais ir kažkaip, tai kai sėdi ten, esi tam performance, pieši ir girdi tą laišką, kažkaip man buvo, arba apskritai visus tos žodžius kažkaip, turi kažkokį, supratau, kad aš turiu atstumą. Dabar taip, bet kažkaip taip, aš netikiu tai žodžiais, bet netikiu savo kryptim kažkaip, nes jie yra realūs, bet kažkaip... Bet ne tau. Kažkaip taip, turi laikytis atstumą, nes jeigu patikėsiu, tai bus labai, tiesiog negerai bus. O kaip tu, ar taip buvo visada, kad tu taip, žinai, sąmoningai nepriimi ir neįsileidi savo vidų, ar tai pamažu, žinai, atsirado? Bet kaip dabar, kaip reaguoja į kritiką, mes jau ar nesuprantam, bet ar visada tai buvo, kad tu pakankamai tai brandžiai į tai žiūrėjai? Čia šiaip geras klausimas, iš tikrųjų. Negaliu, aš nežinau, šiaip kita vertus negaliu taip 100% sakyti, kad manęs dabar neliečia, jeigu kažkas įvyktų, dėl to ir paveldžiu. bet kažkaip, tiesa, gavau tokią žinutę irgi po performance, kitą dieną man nepažįstama mergina parašė, ir, jai patiko tas darbas ir jinai tik sako, aš turiu klausimą, kaip tu pati tvarkaisi su vidiniu kritiku. Sako, nors čia toks asmeniškas klausimas, bet man kažkaip norėčiau sužinoti. Ir aš pagalvojau, tai vienintelė mintis taip atėjo man į galvą, kad aš tiesiog labiau noriu kurti, nei nekurti. Ir man atrodo, nuo pat to momento, kai aš kažkaip susidomėjau kūrybą, nežinau, piešimu, tai kažkaip taip, taip kažkokį, nežinau, net kažkoks yra iš vidaus toks stiprus noras ir tikėjimas. Ir tikrai būna visokių momentų, kur taip bando kažkaip, nežinau, žmonės aplamdyti arba apspjauti, bet kažkaip, taip užsigauni, bet paskui atsistoji ir vėl eini. Tai kažkaip, tikiuosi, kad taip ir toliau bus, nes tikrai visko yra buvę. O kaip tu galvoji, kodėl taip yra? Kodėl žmonės nepalaiko, kodėl parašo, ar ne, net ta istorija, kurią pasakoji, tikrai įdomi, žinai, kad tu kreipiesi į kritikus, ar ne, į intelektualius žmonės ir gauni kažkokių tokių neįtin malonių laiškų atgal ir taip toliau, bet pavyzdžiui, įlindus tiesiog į internetą, ar ne, kas vyksta komentarų sekcijose, tai tenais yra tikrai labai baisu. Kodėl tai vyksta? Nes tas momentas, kad tu palietei, kad tu kartu su tėčiu, ar ne, scenoje, ir tai yra tarsi dvi skirtingos, ar ne, kartos, irgi galima tai pritemti, kad gal kartų skirtumai, bet aš pati dabar čia tiesiog tu kalbi ir aš galvoju, bet ne, čia nėra vien tik tai kartų. Ir to yra, bet tikriausiai yra ir dar kažko. Kaip tu galvoji, kas čia, žinai, kodėl taip yra? Mes tokie esam pikti vieni kitiems. Bet aš nemanau, kad, nes visokio amžiaus žmonės rašo, tai gal ne visai tas kartų skirtumas aspektas gal galioja kartais, bet tie visi komentarai. Ir aš tiesą sakant, man dar reikėjo truputėlį daugiau medžiagos, tai aš irgi taip sąmoningai paieškojau internete, bet kas susiję taip su menininkais, kažkokias profilius pasiskaičiau, tai tie visi tos, nežinau, tie komentarai, jie tokie yra kūrybiški iš tikrųjų, nes, niekaip nesugalvočiau, aš bent jau, kad tavo darbas toks nuobodus, kad net įkiuko
kasos aparatas yra didesnė ten pramoga, kažkas tokio. Kaip kažkaip, nu ten, Wow. nu, kažkaip aš tikrai nesugalvočiau tokio palyginimo. Tai reiškia, kad žmogus šiaip labai kūrybiškas yra. Tikrai. Ir vadinasi, jis ar ji yra tiek užspaudęs savo kūrybiškumą, kad nu, tampa nelaimingas, nes nesvarbu čia, net nekalbant apie menininkus, man atrodo, kad visi absoliučiai žmonės yra kūrybiški, mes visi turim tą ugnelę tokią. Ir jeigu ir tai yra natūrali mūsų prigimtinė kažkokia net būsena, tai jeigu žmogus kažkaip ją užspaudžia ir jinai yra sunykus arba tokia išdžiūs, tai tada galbūt iš tokio nutrūkumo didžiulio tu imi ir kažkaip tave nervina, kad tas darbas čia yra pakabintas, nes gal tu norėtum, kad tavo darbas būtų, arba, nu, nežinau, daugybė dalykų į tai sueina. Bet kažkaip pagalvojau, nu, nežinau, kažkas gilesnio yra, nei tiesiog pavydas, arba ten nu, kažkoks, nežinau, kažkas giliau yra. Tokie daug sužeistų žmonių yra pasaulyje ir jie paskui kažkaip taip reiškiasi tokiam formom, nes nei aš, nei tu nerašytume taip. Kažkaip nėra jokios prasmės, net nežinau, kažkaip taip, man taip atrodo. Gerai, dabar apie tą patį performansą iš tokios buitinės pusės. Kaip tu jautėsi tas 6 valandas? Ar tau buvo, žinai, sunku, kaip laikas bėgo? Aš, vat, iš tų klausimų, kur sakė, kad turiu, mano buvo klausimas, nei kažkaip, kur čia. Bet esmė, ar 6 valandos be pertraukų, bet po to supratau, kad pertraukai vyko tokia. Tu išėjai pasimti. Kavos, buvo kavos pertrauka. Nu, kaip sąlyginai pertrauka. Aha, tokia mini, kol Justinas skaitė. Vienu momentu, taip. Tai galima iš tikrųjų, galima traktuoti kaip pertrauką. Į tualetą nueiti, nes, nu... Taip. Marina, ar ne? Aš vėl blogai sukirčiuosiu. Abramovič. Ar Abramovič? Nu, palikim tai kritikams. Dieve, aš turiu, supranti, aš tai turiu diplomą, kur kirčiavimas buvo. Tai čia gėda didžiausia, bet nesvarbu. Tai ji, tai pavyzdžiui, ten jos performances, man atrodo, tas vienas žymiausių, kurį jinais darė New York'e Momo muziejuje, ar ne, kur 3 mėnesius visą dieną sėdėdavo ir ateidavo žmogus priešais ją atsisėsti ir pažiūrėti ją į akis. Tai ji tiesiog išsėdėdavo visą tą dieną ir aš skaičiau knygą, žinai. Taip. Ir kad ji stengdavosi ten kažkaip tik po performanso tada tą dehidrataciją atstatyti ir po to nakties metu nieko nebegerti, kad po to per dieną tu tiesiog net nebenorėtum eiti ir, nu, žodžiu, ten jau kūniški tokie dalykai, kuriuos tu pakeiti dėl to performanso, dėl to, kad tai įvyktų. Tai vat, man įdomu, žinai, 6 valandos yra daug. Kaip tau visi tie tokie, ar tu, žinai, ar pavargai, ar buvo pertraukėlė, ką tu galvoji, kaip tu jautėsi ir taip toliau. Bet kažkaip, priminėjai apie tą kavos pertraukėlę, bet aš kažkaip jos net netraktavau kaip pertraukos. Tiesiog aš toliau esu veiksme ir kažkaip, nu, tikrai nieks kažkaip atrodo nesustojo, nes tu esi toliau ir aš, tai gal, bet kita vertus truputėlį tokia, nebėra dėmesys, kad į tave nebežiūri, tiesiog žmonės, tu esi jau kažkur gale. Bet 6 valandos kažkaip, bet pirmą kartą, kai Vilniui rodėm, tai mes susitarėm, kad ir net organizatoriai kažkaip, taip, net sakyčiau, buvo, tokių, ne kaip prašymas, bet tiesiog, darykit tas pertraukas, viskas gerai. Ir taip mes susitarėm su tėčiu, kad, kas valandą su pusę mes, taip sustojam, nežinau, pavaikštom po aplinką, atsigeri, nežinau, vandens, nueini į tualetą, jeigu reikia, ir toliau grįžti, bet kažkaip, kadangi ten buvo kultūros naktis ir toks milžiniškas srautas žmonių ir jie vis ėjo ir kažkaip, nežinau, man buvo toks jausmas, kad aš nenoriu sustoti ir, negaliu praleisti dabar tų žmonių, kurie ateina. Taip. Kažkaip ne tas laikas tai padaryti.
Ir kažkaip toliau, va, taip, tiesiog nebuvo jokios pertraukos. Bet ir čia buvo apskritai pirmas toks išėjimas iš to performance. Tai man tikrai buvo, tokios įtampos. Tai va, po visko, kai baigėsi, atrodo, aš taip gerai, tikrai pakankamai gerai jaučiausi. Bet tik baigėsi ir man taip stipriai galva pradėjo skaudėti, bet taip, taip tiesiog siaubingai. Ir atrodo, taip visos tos valandos prabėgo ir tik tais padėjai ten tą savo, nežinau, anglį ir taip prasprogo galva tiesiog, tikrai labai prastai jaučiausi po ir tuo pačiu galvoju gal, tos gal dar ir kažkokio iš techninių aspektų, kad ausinės buvo visą laiką ausise, tas garsas yra visą laiką taip labai jau taip nukreiptas intensyvus. Ir galvas skaudėjo, ir bloga buvo. Ir kaip kalbėjom pradžioj, kad ir dar kaip taip jautiesi, ir dar girdi tos žodžius, tai iš visų taip atrodo, aš to tikrai apsivemsiu. Tai buvo mano Arminas, mano vyras, tai kažkaip ačiū Dievui, taip sakau, baigės viskas, sakau, dabar nieko nekalbėk, nieko nelies, tiesiog einam, nejudėk vos, net tiesiog taip nueinam iki mašinos, aš sėdu į ją ir mes grįžtam namo miegam. Nes taip labai intensyvu buvo. O Hofe, kai dabar buvo rodymas, kažkaip man buvo labai geras jausmas po, kažkaip toks labai net sakyčiau šviesus, toks lengvas kažkaip ir tikrai taip absoliučiai kažkokia priešinga būsena. Jo, kažkaip taip, nors dar reikėjo vis tiek susitvarkyti, kažkas prieina, pasikalbė, bet taip, visą tai buvo kažkaip džiaugsme tokiam. Ir nuovargis gal, sakyčiau, atėjo, jeigu tai buvo šeštadienis, dabar trečiadienis, tai kokį, pirmadienio vakarą, taip biškai pasijautė, kad taip, gal jau reikėtų kažkaip pamiegoti, pailsėti, nieko nedaryti, tai irgi dėl to ir sakiau, kad gal visai neblogai tos kažkokios, taip savotiškos atostogos, kad taip, pabandyti, nežinau, kiek man gausis, bet pabandyti truputėlį taip sustoti darbuose. Tai va, bet o laikas, tos 6 valandos man iš tikrųjų labai, taip, nei greitai, nei lėtai jos tiesiog prabėgo. Ir kai aš vis tiek turėjau tokį laikrodį šalia savęs, kad stebėčiau, nes buvau pasiskaičiavus, kiek aš turiu per vieną dalį padaryti piešinių maždaug. Ne maždaug, bet tiksliai, kiek aš turiu padaryti ir kiek galiu paeksperimentuoti tarpę, nes aš supratau, kad aš labai greit piešiu iš tikrųjų. ir gerai, kad turėjau tikrai, nežinau, 4 kartus daugiau popieriaus, tai turėjau, Tai kiek turėjai padaryti piešinių? Ir kiek padarėjai? Per valandą su pusę aš turėjau šiuo atveju, Hofe, turėjau padaryti 9 per valandą su pusę. Tai per visą performansą, o suskaičiavai kiek padarėjai? 49? Taip, ant tos stendo, kurį buvo klijuojami, tai man atrodo 49. Bet daug kas nepateko ant stendo. Bet daug kas nepateko ir daug buvo, iš tikrųjų, daug kas nepateko, tai aš nežinau iš tikrųjų, kiek aš jų iš viso padariau, bet buvo, tikrai, gal net, taip dvigubai daugiau, tai tikrai. Jo, bet kažkaip visiškai buvau čia ir dabar, tą performansą, tuo momentu, ką tu visai galvoji kažkaip, ką turi padaryti apie, viskas veikia kažkaip, girdi, jauti, galvojant, toks visiška koncentracija, nes tik tais nušoktų kažkokia mintis ir tada gali taip pasimesti iš tikrųjų. Tai taip. Ir plius yra ta struktūra, kurią sugalvojau, kada ateina operos solistė Vita Merkelytė, kada Justina Vanžodytė turi pasirodyti. Buvo taip suplanuoti jų laikai ir jie irgi man nurodo truputėlį, kada kas keičiasi, kas vyksta. Tai va. O kadangi tu tenais piešiai, ar ne, visiškai to tokio ekspromptų ir laisva tokia ranka greitai ir taip toliau, ar nebuvo užėjęs blokas? Nes man pasirodė vienoj vietoj, bet dabar nežinau tiksliai, ką tu ten padarei kažkokį
Ir tada tarsi atrodo, kad užėjo blokas ir nebeišeina, žinai, ir suglamžai meti. Tada vėl kažką bandai, tada juoda, tada ant to juoda tarsi baltai, žinai, ten. Ir vėl atrodo neišeina ir toks, žinai, tai ar buvo, ar čia man tik tai, žinai, va taip aš jau čia labai analizavau kaip kritikė. Nu, aš norėjau kažkaip kuo įvairesnę paletę paliesti veiksmų. Nu, tas glamžymas, suplėšimas, kažkokią abstrakciją visišką padarai, bandai su ją žaisti, bet iš tikrųjų, kita vertus, buvo momentų, kad taip pat jau čia, nežinau, 1000 lapas ir ką man dabar vėl nupiešti, nu, kažkaip ką dabar man padaryti ir taip. Bet aš, nu, turiu sprendimus, kažkaip galų galę tiesiog pradėk vedžiot ranką, tiesiog ir jau veikia vaizduotė. Kita vertus, aš turėjau, kai ruošiausi šitam darbui, tai man buvo svarbu atsakyti klausimą, kaip piešiu, kokiu būdu piešiu ir ką piešiu, kad nebūtų tiesiog piešinius piešiu. Nežinau, kita vertus, galbūt iš šono netaip ir svarbu, ką aš ten taip jau labai piešiu, bet man buvo svarbu ir aš atradau tokią kaip, atradau sprendimą, kadangi mano šiaip darbai pilni tokios pasakų motyvo, simbolikos, aš pagalvojau, kad nereikia nutolti, sprendimas yra čia pat. Tai aš taip pamaniau, kad gal visai čia geras atitikmuo menininkui yra mūsų pasakose lietuvių liaudies, tas trečias brolis Jonas, kvailio toks archetipas. Ir kažkaip pagal taip skaičiau tas pasakas dar iš naujo, ieškau kažkokių motyvų ir bandžiau visą tą performansą vaizduoti būtent jo kelią, jo istoriją, tarsi jis kaip menininkas. Tai labai palengvina, kai tu žinai, nes tas performansas buvo sudarytas iš 4 dalių ir kiekviena dalis turi skirtingus etapus. Tai pagal tą personažą, tą pasakų personažą, bandžiau dėlioti tas istorijas. Tai taip, jeigu yra kažkoks blokas ar kažkaip jau nebežinai, kas čia toliau dabar, ką man čia daryti, tai prisimeni, kur esi, kokioj trajektorijoje ir ką turi nupiešti ir taip vėl iš naujo. Bet nežinau, ar man iš tiesų pavyko taip laikytis labai stipriai to personažo. Aš taip stengiausi, bet ir galiausiai paskui pagalvojau ir po pirmo rodymo, kad ne tiek svarbu tie vaizdiniai, ką tu ten paišai. Svarbus, bet žmonės kažkaip labai orientuojasi į garsą, į visą tokį bendrą įspūdį ir ypač į tekstą ir garsą. Tai kažkaip taip bandžiau su pasakom dirbti. Supratau. O kaip tau sekasi dirbti su tėčiu? Puikiai. Kažkaip aš labai džiaugiuosi, kad jisai sutiko ir kad dar kai, jau kai aš, man atrodo, čia buvo sausis, taip jau turiu tokią kažkokią vaizdinį, idėją, tada man reikėjo ją sudėti į tekstą, kažkaip parašyti, kad pačiam būtų aišku, ką tu čia nori pasakyti. Tai aš net nesakiau jam, kad jisai bus. Tiesiog rašiau ir taip įsivaizdavau, kaip čia kas galėtų būti. Ir vėliau tik pasidalinau su juo, sakau, net ten iš viso žinutę, man atrodo, parašiau, sakau, čia taip, tu būsi, žodžiu. Ir tik paskui po kelių dienų taip, bet ar tu tikrai nori? Tai kažkaip gal prireikė laiko man pačiai taip tiksliai aiškiai suvokti, apie ką visą tai šitas performances ir tada dar kažkaip kitam perduoti tą idėją. Tai žodžiais, man kažkaip labai viskas taip, kaip būtų, nežinau, tos idėjos tokie kaip maži, kokie augaliukai žemėje, kur taip labai labai jautru, nedaug dievė, ten užminsi, ištrauksi ir viskas. Tai bet buvo labai, kažkaip labai jisai, iš viso man yra sėkmė, kad jisai yra kompozitorius, mano tėtis ir jisai, tikrai yra vienas geriausių Lietuvos kompozitorių, tai kas dar galėtų geriau padaryti šitą darbą kažkaip tai.
Bet jisai puikiai sutiko, kad tu būsi žinoma, Jo, jo. gerai, pasakei, Tik būsiu. tais gal tos 6 valandas sakė, taip, nu, nežinau, bet kodėl aš negalėčiau tada tas 6 valandas su savo dukra. Taip, fainai kažkaip tikrai. Ir taip konstruktyviai, aš irgi iš jo išmokau šitam visam darbe nemažai, vien kaip žvelgti į tą performance truputėlį, kur nu vis tiek jisai dirbė su teatru, ten su spektakliais tūkstančiais kartų, tai kažkaip labai įdomu buvo kažkokie jo pastebėjimai, taip klausimai, į kuriuos aš tada juos išsinešu ir einu toliau su jais dirbti. Tai buvo labai, nu taip tikrai, labai į sveikatą. Ir jis labai pagarbiai, taip kiekvieną, nežinau, idėją išklausė. Nu nežinau, labai faina. Iš tikrųjų, smagu, kad pavyko. Tu esi iš menininkų visiškai šeimos, ar ne? Tai tėtė jau apkalbėjo, mama irgi yra pianistė. Taip. Nu tai va, tai kodėl tėtis, o ne mama, žinai? Nu, mano mama nekuria muzikos, yra pianistė, mokytoja, tai kažkaip tiesiog iš techninės pusės, bet kalbėjom su mama, kažkaip mes buvom visi 3, galvoju. Kažkaip tiesiog buvo toks mini pokalbis, kad, nu, okei, dabar buvo su tėčiu, tai dabar su manim reikia. Tai sakau, gerai, galėsim kažką sugalvoti. Nes tikrai, o kodėl ne? Ir su sesė būtų irgi, jinai kuria rūbus. Kažkaip, kodėl ne? O brolis nuėjo į meno kryptimą ar... Jisai vis dar kažkaip ieško savo kelio, taip lygtais bandė, bet dar kol kas jisai paieškose, tai... Bet kažkaip, kita vertus, bet įdomu, kaip yra kitiems, nežinau, tėvų vaikams, kurių tėvai yra menininkai, pavyzdžiui, ar jie jaučia spaudimą, kad būti kažkokiu tais menininku, nes galėtų tai būti... Bet džiaugiuosi, kad pas mus kažkaip taip. Bet aš esu girdėjus kaip tik priešingą tokį, kad jeigu yra iš menininkų šeimos, kad tie tėvai kaip tik savo vaikus sako, rinkitės kažką kitą, tik ne meną, tik ne, žinai, kad tarsi tai yra sunkus kelias, nelengvas ir, žinai, nelinki savo vaikams. Nu taip geriausiai žino, tikriausiai, nes tikrai tai nėra lengva, bet man atrodo, kad vaikams reikėtų kažkaip, nežinau, aš nesu mama, tai ne man čia pasakot, bet kažkaip juos skatinti, tiesiog domėtis, kas jam įdomu ir bandyti kreipti tą linkmę, kur jis krypsta, padėti kažkaip. Taip. Nes kažkaip liepti arba ten nuneigti, nes vadinasi, nuneigia kažkokį norą, jeigu vaikas nori groti smuiku, tai tegu pabando, gal po metų nebenorės. Bet kažkaip jį skatinti, kažkaip domėtis tiesiog vaiku ir kaip kur jis krypsta, o ne kažkaip liepti arba kažkaip bandyti atbaidyti, nežinau, man taip atrodo. Bet sakau, aš nesu mama, tai aš geriau nekomentuosiu per daug. O klausyk, tai gerai, man įdomus tavo gyvenimo toks posūkis buvo ir, jisai gal tebėra, tu baigėjai ar ne Čiurlionio mokyklą tenais dailės jau būtent tą skyrių Vilniuje, o po to išvykai į Norvegiją studijuoti vokalo. Visiškai tarsi, žinai, irgi menas, bet kita šaka, žinai, kita kryptis. Ar tu vis dar dainuoji, ar tu vis dar darai kažką su muzika, ar baigėjai ir viso gero ir labas sena, miela dailė? Aš prisimenu, šitas sprendimas studijuoti muziką, vokalą, taip labai netyčia gavosi. Aš iš viso Čiurlionkėj mokiausi gal nuo 9 iki 12, čia 4 metai paskutiniai, tai pagal taisyklės gan vėlai pasirodžiau. Bet ir pradžioj buvo man labai įdomu ir taip, tikrai taip tiesiog geriau į save visas žinias, ten ne tai, kad ten ir taip labai daug ir taip yra daug visokių pamokų, krypčių, kurias ten, labai daug, žodžiu, gali išmokti, bet aš dar net jau dar papildomai, kad kažkaip, kad pasimti viską, labai buvau susidomėjus ir, taip porą metų kažkaip buvo
vertinga, o paskui man taip kažkaip nesąmonė visą tą dailę pasirodė. Net ne tiek, kad dailė, bet tiesiog gal aš pervargau, nežinau. Ir pagalvojau, kad iš tikrųjų, kai baiginėjau mokyklą, galvojau, iš viso daugiau niekad nebepiešiu. Toks. Ir 11, man atrodo, čia buvo 11 klasė. Aš jau turėjau tokį jausmą, kad čia, nežinau, į dailės akademiją su tokiu jausmu, tai manęs tikrai nesulauksit manęs. Nemanau, kad būtų geras sprendimas. Tai aš, buvo tokia istorija. Šiaip yra iš tikrųjų stebuklinga visiškai, nes aš prisimenu, buvo 11 klasė ir aš važiavau iš mokyklos namo, įsėdau į kažkokį tai troleibusą, ar ten autobusas, nežinau, bet žodžiu, įsėdu ir ten buvo tokia mano, nežinau, pažįstama, aš dabar galvoju, gal iš kitų mokyklų, kur aš mokiausi. Bet žodžiu, kad mes su ta mergaitė pradėjom kalbėtis ir jinai kaip tik važiavo link mano namų, kur aš tuo metu gyvenau, aplankyti savo draugę. Ir jinai yra vyresnė už mane, tai jinai pasidalino su manim, kad tuoj išvažiuoja į Norvegiją mokytis kažkokių ten tautinių šokių, nežinau. Ir man taip įdomu pasirodė, taip dar apie tai pakalbėjom. Ir kažkaip supranti, kad, baigėsi tas pokalbis, man jau reikia išlipti ir taip atsisveikinom, palinkėjau sėkmės ir, viskas taip ir baigėsi. Ir toks jausmas, kad, tikrai daugiau turbūt nesutiksi to žmogaus. Bet lygiai po metų, kai man reikėjo jau kažkaip rinkti savo kažkokią kryptį, kur čia studijuosi ar ką čia veiksi toliau, aš prisimenu, atvirkščias variantas. Aš važiuoju iš namų, dabar galvoju, į mokyklą ar kažkur, gal kažkoks susitikimas buvo. Ir įsėdu taip stotelė nuo namų į autobusą, žodžiu, ir ten sėdi ta pati mergina. Ir jinai, taip pasisveikinau, kažkaip labai taip nustebau ją pamačius. Ir jinai kaip tik po metų važiavo, taip gausi, kaip čia dabar papasakot, kad po metų jinai važiavo iš tos pačios draugės, pas kurią važiavo tik tais, su pertrauka studijų. Ir kažkaip paklausiau, kaip jai sekės Norvegijoje, ir taip pradėjo su manim dalintis, ir aš galvoju, čia ženklas, tiesiog, čia. Ir aš tiesiog, man atrodo, iš viso, taip pasiėmiau tos kontaktus mokyklos ir išlipau ir grįžau namo, jaučiu, kad tiesiog susiradau, pasidomėjau ir taip viskas užsisuko. Susiradau tą mokyklą, pavyko ten įstot kažkokiais būdais ir dar į nemokamą vietą. Tai tiesiog čia yra gyvenimo dovana absoliuti ir netikėtumas, nes man tiesą sakant nebuvo taip svarbu tuo metu, ar ten bus muzika, ar ten nežinau, karvės ganysiu, arkliais jodinėsiu, nežinau. Visiškai buvo nesvarbu, iš tikrųjų norėsiu kažkaip taip pakeisti savo trajektoriją, taip visiškai. Ir tie metai buvo tikrai ypatingi, labai labai stiprus, gražus, įdomus. Aš buvau vienintelė ten ne iš Norvegijos, tai toks irgi įdomi patirtis. Bet tai studijos vyko norvegų kalba? Šiaip prisitaikydavo prie manęs dėstytojai, bet būdavo, kad pasimiršta jiems, bet tada labą dieną, irgi čia. Nieko nesuprantu. Ir kažkaip labai gražiai. Gal tik tais prireikė laiko susibendrauti su kitais, nes vis tiek ten, kaip, nežinau, ten metų tokia kaip programa buvo, tai kai žmonės atvažiuoja, studentai atvažiuoja mokytis ir jie ten gyvens ir mokysis vienoje vietoje, tai toks iš saugumo aš įsivaizduoju, kad lengviau susidraugauti su kažkuo, kas yra tavo kalba bendrauja. Bent tuo metu man tai pasirodė ir šiek tiek taip taip laikėsi atstumo nuo manęs, bet paskui kažkaip porą mėnesių ir viskas aukštinkojom apsivertė, tai taip labai 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 geras buvo sprendimas o ar dainuoju, tai, savo namuose, be piešiant buvo tokių momentų. Šiaip būtų smagu pabandyti kažkaip sugrįžti, arba tiesiog savo pabandyti kokią dainą sukurti, nežinau, kodėl ne. Taip. Kodėl ne, tiesiog.
Žinoma. Ta Tai prasme, gal kažkada bus koncertas, va, koks nors. nerealiai. Bet to nedarau dabar, kol kas ne. Nusipieši savo albumą viršelį, žinai, kiekvienai Jo. dainai galės iliustruoti. Siaubas. Ir vėl visą istoriją iš naujo, viską pats darai. Taip, taip. Tėtis su mama galės tau, žinai, jau komponuoti ir daryti muziką, o tu dainuosi. Nu, čia, žinai. Gali ir neprimti mano šito siužeto sukurtą. Ne, bet juokinga. Geras, tikrai labai. Žinai, aš net nustebau, galvoju, nu, kažkaip kardinaliai tarsi kitaip, na, aišku, žinai, kiek tas kitaip, ne į IT išėjai ar ten inžineriją. Taip, taip. Bet fainai, labai fainai, kad nebijai išbandyti naujų dalykų. Jo, ir kažkaip grįžus, tik tada, vat, nors iš tikrųjų tai aš tais metais, kai aš ten mokiausi, tai taip po truputį, vat, pasimdavau, turėjau kažkokį sketchbooką, pasimdavau, vat, kažką savo taip papaišyti, bet taip, bet tik tais ta forma, kurią, vat, iš esmės paišau, mano grafika, kokia dabar yra, tai ten buvo tokia, nu, užuomazga viso to. Toks man šventas, niekieno nepaliestas pasaulis. Tai kažkaip vat, aš jį taip po truputį taip vis toliau vyščiau ir grįžus, vat, kažkaip taip pagalvojau, kad, nu, net nepagalvojau, tiesiog pratęsiau visą tai, nepamečiau ir, nu, ir išaugo medis, vis dar auga. Taip, taip, taip. Tai va. Kiek tu metų jau esi Klaipėdoje? Dabar 6,5, man taip atrodo. Kažkas. Nors gal dar ir daugiau, nes aš atsikrauščiau lapkritį, tai dabar lapkritį bus 7 metai. Jau daug labai atrodo. Greitai bėga laikus. Na ir kaip to ta Klaipėda? Po Vilniaus, Norvegijos ir panašiai? Nu, aš ne iš karto po studijų. Nu, dar tikrai aš pagyvenau Vilniui kurį laiką, ne vienus metus. Ir vėlgi, kaip čia, neplanuotai ta Klaipėda atsirado, iš tikrųjų. Tiesiog aš susidomėjau šituo miestu ir pagalvojau, kad visai, o kodėl nepabandžius čia pagyventi tiesiog. Nes aš esu iš Vilniaus, tai mane, nu, iki dabar stebina ir tie laiveliai, ir jūra, ta visa gamta tokia, kitokia nei Vilniui. Tai kažkaip man prisimenu tokia buvo mintis, kad o kodėl nepabandžius ir, nu, ir atsikrauščiau. O Klaipėda toks tikrai labai įdomus, keistas, gražus, poetiškas toks miestas. Tai visokių būna etapų, bet iš esmės tai džiaugiuosi, kad čia esu. O tu esi iš Klaipėdos ar ne? Aš originaliai tai esu iš Gargždų, Klaipėdos rajonas, jo, bet aš save laikau, kad aš esu, nu, ta prasme, čia yra mano namai, Pajūrio regionas, taip maždaug nuo, kai važiuoju autostradą, nuo Andrijavo prasideda ir va čia jau yra namai. O visa kita, nes aš gyvenau ir Vilniui, bet man Vilnius, aš negirdėjau savo minčių ten, žinai, kažkaip, per daug visko. Tai vat, dėl to ir suprantu, žinai, visada mėgstu paklausti, ypač Vilniečių, nes ir teatre yra daug žmonių iš Vilniaus, kurie čia atvyksta dėl studijų, lieka gyventi ir panašiai. Kiti nelieka ir grįžta atgal, tai vat tie skirtumai, žinai, nes vieni yra tokie, kurie mėgsta, nu, kur reikia vis tiek to veiksmo, kurio Klaipėdoje šiek tiek būna vasarą, o po to nebelieka ir tada ilgisi ir grįžta, o kitiems kaip tik labai patinka. Man atrodo, labai priklauso nuo žmonių, kurie į save apsupė čia atvykęs. Tai jeigu kažkaip vat, tie žmonės kažkokie net tavo žmonės galiausiai, tai nu, taip gali būti labai liūdna iš tikrųjų, arba nesusirandi iš viso nieko, tai irgi taip gali būti. Tai tada labai sunku, tikrai labai sunku, toks gali labai vieniškas pasijausti, kai tokie tuščios tos gatvės, kokią žiemą, pavyzdžiui, ten 6 vakaro, eini vienas tos senamiesčių, toks pirmas, jeigu yra sniego, tai pirmas, tu pražengi tai tuo taku, kuris yra centrinis, tiesiog labai keista iš tikrųjų. Bet kažkaip, iš tikrųjų,
netoli yra tas Vilnius ir Kaunas, ar kiti miestai, tai kažkaip visai... Man atrodo, va, čia būnant reikia dažnai išvažiuoti, jeigu tau trūksta kažko, tai pirmin. O ypač vat, mano specialybė, tai kažkaip nesinori taip užsiliuoti, tai taip, kažkaip kuo plačiau dirbti. Ir kita vertus, gali kurti ir kokiam ten kaimelyje. Labai svarbu tiesiog, ką tu kuri ir kaip apie tai kalbi. Kaip skleidi tą informaciją. Aš dar žiūriu, gal aš dar kažkokį įdomų buvau sugalvojus performance metu klausimą. Pažiūrėk. Ar savo kūrinius taisai, ar pieši iš naujo? Aš iš viso, pavyzdžiui, jeigu tai yra toks piešinys, grafikos darbas, tai niekada aš su pieštuku nepiešiu, kad pasižymėti ir tada jau kažkaip ant viršaus ten darai, kaip reikia. Tai visą laiką yra labai daug skirtingų būdų šiaip dirbti yra ir aš jais visą laiką vis kaitalioju, bet nuo pat kažkaip pirmos linijos aš taip jau jaučiu, kad čia kažkaip ne taip, kažkas ne taip pradėjau, nežinau, ne taip, bet čia gali būti vos kelios linijos ir jau supranti, kad ne, tai apverti pusę arba imi kitą popieriaus lapą. Ir kažkaip labai, nežinau, tokias gan stiprią nuojautą arba savo suvokimą kažkokį turiu, kaip turėtų būti. Ir tikrai būna, kažkaip pradedi ir jau matai, bet tas pradėjimas, aš nežinau, gal gali būti ten 1 minutė ir jau supranti, kad nebus čia nieko. Kita vertus, būna ir toks jausmas, bet tesi ir kažkaip iš to gaunasi kažkas gražaus arba nesigauna. Tai kažkaip taip laviruoju tame. Bet koks dar klausimas buvo? Ar taisai kūrinius, ar pieši iš naujo? Nu, ta prasme. Nu, taisyti, tai ne, tiesiog gal iš naujo pradedi. Bet žiūrint, aišku, irgi ar čia grafikos darbas, ar piešinys, ar eskizas, ar gal, nežinau, tapybos kažkoks kūrinys su tapyba, tai iš viso ten gali dirbti. Taip. Ant viršaus, kol vat, tau tinka. Bet aš kiek matau, ar ne, tu daugiausia pieši juodai baltą, tai yra tokie grafikos darbai, ar ne? Taip. Kodėl nėra spalvų? Man atrodo, kad jie labai yra spalvoti iš savęs, savo istorijom. Kažkaip man jų ten absoliučiai netrūksta. Bet tai labai ilgą laiką aš visiškai neliečiau spalvų, net nenorėjau absoliučiai nieko su ta pusė turėti, bet čia per, man atrodo, porą metų jau kaip kažkaip pralaužiau tuos ledus savo ir pasiėmiau aliejinės pastelės ir pradėjau ant tokių didžiulių formatų paišyti. Ir jie, aišku, visiškai kitokie nei tie grafikos darbai. Tai taip atsirado tų spalvų ir jos ten reikalingos, o tam stiliuje, tam pasaulyje, tam braižė, kažkaip jie visko pakanka, kažkaip man patinka, kad jie tokie aiškus. Nežinau, net ir tvarkingi, galima taip sakyti, bet jo, jos kažkaip kitaip spalvotos. Jo, šiaip labai gražiai pasakė, jo, tikrai. Ar tau pavyksta pragyventi iš kūrybos, iš meno? Pavyksta. Super. Ačiū Dievui. Tikrai. Ir kad taip ir toliau būtų. Prašau. Taip, labai gerai. Nėra lengva, tikrai. Tikrai, tokių yra pabangavimų, kad paskui galvoju, Jėzau, gal reikia kažką čia keisti, bet, tiesiog kažkaip dar pavyksta, tai tikrai esu labai dėkinga už tai. Ir šiaip, aš šito performansu dirbau, taip kiekvieną dieną, nuosekliai, kiekvieną dieną, visus pusę metų, jeigu ne daugiau, tai atrodo, kad, aš taip galvojau, kad čia milžiniška prabanga yra, iš tikrųjų, kiekvieną dieną pagalvodavau, wow, aš galiu galvoti apie tai, o ne apie kažką, ko, kažkaip apie kitus kažkokius dalykus pridėtinius. Tai čia yra, labai, 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 labai daug. Ir, nereikia taip priimti kaip savaime suprantamą dalyką. Bet tuo pačiu, tikrai gyventi iš kūrybos yra didžiulis iššūkis. Tiesiog reikia labai, labai stengtis.
ir nepasiduoti. Kita vertus dar irgi galvoju, o jeigu ir, pavyzdžiui, turi ten kažkokį šalia darbą, o ką? Nieko čia tokio. Netampi kažkoks mažiau menininkas arba iš viso ne. Bet man atrodo, kad tokios mintys gali kilti. Ir apskritai, darai to aš taip įsivaizduoju, kad tikrai yra žmonių, menininkų, kurie dirba pilnu etatu kažkokius kitus darbus ir kažkaip taip sunku suderinti abi pusės ir gal ir menkesnis kažkaip pasijausti, kad nepavyko. Tiesą sakant, buvo etapų, kai taip labai sudėtinga ir aš visiškai irgi atsitiktinumo kažkokią formą gausi, kad mane pakvietė keliems mėnesiam, ar 3 gal, bet su tokia idėja, kad gal šitą dylą mes pratęsim, žodžiu. Pakvietė mane į mokyklą mokyti dailės plus technologijos. Ir ten labiau iki 6 gal klasės. Bet tai ta prasme, labai mini buvo. Paprasta mokykla, ne meno kažkokia? Ne, licėjus. Supratau. Čia Klaipėdoje. Ir kažkaip prisimenu, kai pasirašiau šitos dokumentus ir, kaip buvo, reikėjo pinigų, bet tuo pačiu ir įdomus toks iššūkis kažkoks nebandytas, tai ir aš nenutolstu nuo dailės tuo pačiu meno, tai galvoju, visai gal ir fainai. Bet kai pasirašiau tos dokumentus, grįžau namo ir taip, kažkaip buvo mano vyras namieris, taip, atidarė duris, taip, sveikinu mokytoją, čia sugrįžo. Ir aš taip verkt pradėjau ir man buvo grinai tas jausmas, kad taip, aš nesu mokytoja, tiesiog ne. Man patinka vesti dirbtuves, pavyzdžiui, arba ten tikrai mielai sutikčiau kažkaip, kažkaip gal net ir kažkur dėstyti, kažkaip, bet gal, žodžiu, fainas dalykas, bet tuo metu taip atrodė, visai čia, kažkaip taip, tas jausmas, kad taip, ne tai aš turiu daryti ir truputį liūna ir baisu, nes kažkaip nežinai, kas tavęs laukia tos 3 mėnesius, bet tiek ir pabuvau ir paskui, su vaikais dirbti yra, visiems mokytojams tiesiog pagarba. Tikrai, Tai būna kartais į tokių fazių, kur reikia kažkaip šiek tiek pasislenka kažkokia struktūra dienos, bet nepaisant to vis tiek aš radau, yra laikas kurti ir jis šventas. O kada kuri? Rytais? Aš turiu tokią aiškę dienos struktūrą, atsikeliu, susitvarkau, aš turiu šuniuką, tai mes išeinam su juo pasivaikščioti ir aš mėgstu anksti atsikelti rytais, tai mes jau būnam kokią 7 jau vaikštinėjom po miestą, tada 8 ryto nueinu į Musangą, kavos išgeriu beveik kasdieną iš tikrųjų. Labai man ten patinka ir tada grįžtu namo ir ten būna gal kokios, 9 prieš 9 ir sėdu prie stalo, nes aš namuose dirbu. Ar ne prie stalo. ir paišau, arba kažkokius dalykus darau, kurie, ne tik, mano darbas nėra tik piešti, nes ten rašai projektą, galvoju apie sklaidą, ten kažkokius techninius aspektus, strategijas, finansus dėlioju, žodžiu, yra labai daug aplinkui veiklos, kad tai visa tai būtų. Nes taip atrodo, kad kai pakalbu su žmonėm, kurie nedirba, tarkim, nėra menininkai, tai jiems atrodo, kad, tai čia atsikeli, pavalgai, papaišai, eini pasivaikščioti, toks ramus, gražus, romantiškas gyvenimas. Bet net ta pati Abramovič, kaip paminėjai, kažkokiam jinai interviu sakė, kad jinai, apie tą patį dalyką, kad jinai atrodo galbūt, kad jinai čia performina ir kad čia visą laiką tokiam zen mūde yra. Bet iš tikrųjų sakė, koks 90% sėdi prie kompo ir rašai ir galvoji ir visai kita pusė yra, ko nieks nemato. Tai labai daug reikia apimti, kad visą tai galėtum daryti. Ir iš tikrųjų netiek, aš stengiuosi kiekvieną dieną bent po truputį prisiliesti prie tų medžiagų, bet vis tiek,
aišku, pasidalina, kartais daugiau, kartais iš viso yra tiesiog rašymas, žodžiu, kiti darbai. Bet labai stengiuosi taip kiekvieną dieną nepamesti to, ką reikia daryti irgi, ko noriu. Tai va. Geras, labai įdomu. Tikiuosi, kad naudinga tiems, kurie planuoja būti menininkai, žinai, kaip menininkai vis dėlto gyvena. Gerai, eikim gal prie klausimų, kuriuos uždavė žmonės internete. Ar sunku pragyventi iš menininko profesijos, ar turi kokių patarimų, kaip auginti savo auditoriją? Klausė Elzbieta Girkantaitė. Nelengva, tikrai nelengva, bet ir ar kokių patarimų turiu, kaip tai padaryti? Kaip auginti auditoriją, kaip menininkui, ar ne? Aš manau, kad svarbiausia kurti, daryti tai, ką tu nori, kas kyla iš tavo vidaus, taip nuoširdžiai ir to nebijoti rodyti, dalinti su kitais tuo, ką darai. Ir tai ilgas kelias yra, kol tu iš tikrųjų kažkokią auditoriją apskritai turi, net ne visada supranti, ar tu ją turi iš tikrųjų. Tai man atrodo, kad tiesiog susikoncentruoti į tai, ką darai, ką nori daryti, į kūrybą ir ją dalintis ir nepasiduoti, kai ten galbūt yra ir man buvę, kai, pavyzdžiui, yra parodos atidarimas, ten ateina 5 žmonės, bet kitą kartą ateina 50, tai ir daugiau. Tai, kažkaip, čia nerodikliai. Ir man atrodo, kad tiesiog eiti, daryti ir nesustot. Ir jinai savaime kažkaip jungsis, kursis, atkris, vėl keisis. Man taip atrodo. Aišku, jeigu ten apie socialinės medijas dar turi klausimą, tai ten iš viso atskiras kažkoks pasaulis, o čia tu gali daugiau pasakyti, kaip reikia. Bet tu turi puikiai susikūrus, visai skaičiai nemaži, viskas fainai. Nežinau, aš kažkaip nebepasitikiu tais skaičiais ir per šitą performance, šitą pasiruošimą kažkaip labai į sveikatą buvo iš tikrųjų atsiriboti nuo tų skaičių, kažkaip nuo tų sekėjų, bet neturiu minį, nuo skaičių gal labiau, nes faina, kai atsiranda, bet kažkaip pasidžiaugti, kai atsiranda ir pasidžiaugti, kai išeina. Kažkaip turėti tokį atstumą nuo to, nes jeigu tikrai galvosi ten, o ne, čia dabar palaikino 5 žmonės ir, tai gali demotyvuoti labai stipriai, arba niekas iš viso, arba nėra jokių peržiūrų, bet čia į tai tiek daug įeina, tiek daug dalykų ir jie nieko nepasako iš tikrųjų. Gal kažkoks algoritmas, gal ne tą pačią kažkokią valandą pasirinkai, gal netinkama. Ir tas srautas yra maksimaliai milžiniškas, tai nežinau, kažkaip aš taip stengiuosi, taip kažkaip neutraliai žiūrėti. Fainai, kai ten yra kažkoks sujudimas, reakcijos, bet tai jeigu atvirkščias variantas yra, tai nenusako kažkaip realybės, aš taip pagalvojau. Plius, kai esi, pavyzdžiui, dailininkas, tai, kaip tu sužinosi apie savo parodą, kažkas, kiek, pavyzdžiui, žmonių atėjo, arba ten, kaip jiems, nežinau, patiko, nepatiko, kažkokių, nėra manęs ten. Tai kartais, jeigu pradedi per daug galvoti apie tai ir negauni, pavyzdžiui, niekas neparašo, nors galbūt turėjo kažkokį gražų momentą tas žmogus kažkoks, arba atvirkščiai ne, bet nieko negauni, tai kažkaip taip, koks skirtumas, varyk toliau, tiesiog, nesvarbu absoliučiai, net nei tai gal reikia orientuotis, kažkaip taip, vėl aš žiūriu, plepu, labai gerai, pati geriausia pašnekovė, kai nereikia traukti, žinai. Taip. Katiliutė klausia, kaip susirasti gerą vyrą? Su šypsenėle. Žinai ką? Nežinau. Kaip surasti gerą vyrą? Nežinau, man atrodo, kad čia nėra jokių taisyklių ir kažkaip reikia... Aš prisimenu, kaip prieš Arminą, kažkaip man taip faina buvo būti vienai. Aš žinau, kas esu, ko noriu. Kažkaip taip nebuvo kažkokio tokio dramatiško trūkumo
Nors aišku, kad kaip, nu, mes esam žmonės, visi norim būti kartu su kažkuo, tai natūralu. Bet man atrodo labai svarbu, pirmiausia, savim gerai jaustis, būti savim, žinot, kas esi, bent truputėlį. Ir kažkaip jungtis prie kito žmogaus džiaugsme, o ne trūkume. Tai ir gal per daug kažkaip, nežinau, aš šiaip turiu aplinkoje žmonių, kurie, nu, taip labai nori susirasti ir neišeina, arba ten kažkas vyksta, visą laiką kažkas sunkumai tokie, tai taip, man labai lengva čia pasakyti irgi. Daug tokių vienišų žmonių yra iš tikrųjų. Bet man atrodo, kad reikia tiesiog gyventi džiaugsme savo gyvenimą, kažkaip pilnai mėgautis, ieškoti savęs, jeigu netrandi. Ir tada prie tavęs prisijungs, o nebus kažkokia puselė čia kažkokia. Jo. Geras, labai fainai. Ir kitas klausimėlis, nu, ne klausimėlis, toks gražus komentaras. Gintautės Rusteikaitės, Urte, tu nuostabi, su širdutė. Irgi yra nuostabi. Jo. Pas tave buvo atėjus. Taip, labai faina, tikrai. Ir dar vienas klausimas jau čia iš Aurelijos, žurnalistės iš 15 minučių. Klausia, paklausk, kokį žeidžiantį komentarą kaip menininkė girdėjo? Aš? Ojojoj. Kurį dabar, ne? Kurį dabar šitoje, reikia knygą atsiverst. Nu, šiaip man yra buvę dabar man yra 31. Tai kai aš grįžau iš Norvegijos, man buvo gal 20 metų, gal daugiau, ne, 20, kažkas tokio, gal 21. Tai čia prieš 10-11 metų, sakykim taip. Ir aš tada susikūriau tuo metu kažkaip savo Facebooko puslapį, drįsau tai padaryti ir pradėjau po truputį dalinti savo kūrybą ir imti oficialiai užsakymus. Nes ten dedi skelbimą, žodžiu, kad aš galiu jums nupiešti, jeigu jums tik reikia, prašom, aš čia. Ir vienas iš pirmųjų, man taip atrodo, mano užsakymų buvo, žodžiu, man parašė tokia mergina, aš galvoju, gal jinai, šiek tiek kokiais 5 metais vyresnė už mane, tikrai jauna. Ir jinai paprašė piešinio originalo, kad nupiešiau, žodžiu, ją ir jos draugą, mylimąjį. Sukurti pagal jų istoriją piešinį, paveikslą. Ir jinai kažkaip, nu, aišku, aš padariau klaidų, kad ten iškart nepasakiau kainos. Nu, tokių dar nemokėjau, tiesiog kažkaip per praktiką ir išmoksti dalykus. Bet čia buvo manau, minusiukas, kad reikėtų iš karto labai konstruktyviai, čia tas, tiek kainuoja. Tai kažkaip jinai man papasako tą savo istoriją, tada ten aš labai jau ten maksimaliai pasistengiau, man atrodo, 5 versijas padariau ir tada nusinčiau jai. Ir jinai išsirinko, jai patiko, tokia atrodė džiaugsminga, bet nu, atėjo tas klausimas kainos ir aš kažkaip dabar galvoju, eurai tada buvo, ne? Man atrodo, jau buvo. Bet aš kažkaip pasakiau, ten 30 eurų. Ir jis sako, ne, man atrodo, kad čia yra siaubingai per daug, ten 3 eurai ir nedaugiau. Okay. Ir dar kažkokius man dalykus, nu, pradėjo kažkaip sakyti, ten, nu, žodžiu, bet čia net nesmė, bet tiesiog buvo kainos toks nesutapimas. Ir ten daug visko man tirštai ten rašė. Ir aš tiesiog pagalvojau, nu gerai, tiek to, čia nebus nieko, tiesiog baigtas šitas, žodžiu, darbas. Bet kitą dieną jinai man parašo, kad, nu, viskas okei, pergalvau, susitinkam, nu, sumokėsiu ir man reikia to darbo, žodžiu. Nu ir mes susitinkam. Ir čia Vilniui buvo viskas. Ir jinai kažkaip, aš atsinešiau tos savo darbus, parodžiau, jinai vėl tą patį patvirtino. Bet sako, nežinau, čia 3 eurai, nedaugiau. Sako, aš pabandžiau vakarą papaišyti ir žodžiu, jinai išsitraukė savo telefoną ir rodo man nuotrauką, kaip jinai perpaišius mano tą darbą, kurį aš jai sukūriau ir sako, va, žiūrėk, čia porą judų linijų,
visi taip gali padaryti, tiesiog vat, susirask gal rimtesnį darbelį, nes nu, čia tikrai ne 30 eurų. Ir tau nieko nepavyks, va tai va. Ir aš prisimenu, taip tiesiog, nu net nebežinau net ką čia sakyti iš tikrųjų. Ir sakau, bet labai džiaugiuosi savim, kad aš sakau, viskas, tai gerai, tiek to, nu, mūsų keliai skiriasi, atsveikinam. Tai ačiū Dievui, kad aš nesutikau su tais 3 eurais, bet man taip skaudu buvo, aš prisimenu ten, nu, nežinau, kokią savaitę tikrai taip, nu, taip ašarose buvo, tikrai labai liūdna, kažkaip taip. Ir dar čia tokia pradžia, visiškai kaip ten, nu, toks mažas, dabar kai galvoju, o Jėzau. Tai vat yra buvusi tokia istorija ir, nu, tokia labai realistiška iš tikrųjų. Ir labai irgi puikiai atspindi tą projektą kažkaip. Tai aš džiaugiuosi savim, kad, kaip ir sakiau, kažkaip, vat, nu, vat, jeigu tikrai kažko nori ir tai kyla iš tavo vidaus, tai kažkaip taip, tai nesustabdoma yra. Nors su kažkokiais vat, smūgiais ir visą laiką jų bus ir manau, kad nu, čia ne pabaiga ir niekad nežinai, kaip sureaguosi iš tikrųjų. Man atrodo, kita vertus nesvarbu nei kiek tau metų, nei kokio dydžio menininkas esi, žmogus. Tie žodžiai veikia kažkaip taip labai jautru yra kurti ir parodyti, dalintis tuo labai. Čia ne, nu gerai, nu vis tiek, čia ne kažkokią ataskaitą priduoti, nežinau, kažkokį dokumentas parašyti, čia taip iš tavo vidaus kyla. Tai. Tu vis tiek savotiškai susitapatini, kad tai yra, nu tu, nors reikėtų kaip ir neskirti, bet yra sudėtinga. Tai vat, dar norėjau pasakyti, kad buvo vat, toj anketoj, ta apklausa, kuri buvo įvykdyta tarp menininkų, tai daug kas ten savo tais, nu, kažkam nesėkmėm dalinosi, net nesėkmėm, bet tokiais fiasko, kažkai kas taip skaudžiai pasiliko. Tai pagalvojau, kad vajetus, taip kažkaip kiekvienas turi tokių istorijų ir taip daug Dieve, kad jis kažkaip taip pakėlus galvą pereitų per tą sausumą kažkaip žmonės. Ir jo, tai kažkaip linkiu visiems nepasiduoti, nes neverta. O ta apklausa iš tikrųjų toks labai stiprus, galingas toks buvo medžiaga dirbti. Ir iš tos pačios net garsinės pusės, tarkim, kažkokie vat, žmogus, nes ten buvo anonimiška, tai aš nežinau, kas rašė, tai arba vyras, arba moteris, bet tokių, vat, kažkokių tokių išsireiškimų, tarkim, buvo, kur ten kažkas įvyksta ir labai prastai, tarkim, jaučiausi, bet vis tiek mano kūrybiškumas, jisai yra stipresnis ir nu, jisai vis tiek rusena. Tai vat, tas žodis rusena arba teka toliau, tai yra garsai ir kažkaip buvo labai faina pastebėti juos, išsirašyti savo atskirai ir naudoti net kaip garsinę medžiagą, ne tik kaip tekstus ar tas žmonių patirtis, bet nu, labai toks, labai daug ir gražių ir baisių istorijų būta. Aš išgirdau ir supratau, kad tai iš mūsų teatro kažkas irgi dalinosi savo fiasko. Jo, galvoju, oho, geras. Ai, tu klausydama atpažinai? Jo, atpažinau, jo. O pavyzdžiui, kad, tarkim, kai Justinas skaitė ten tus fiasko? Taip, šitoje vietoje. Jo. Atpažinau tiesiog iš turinio, žinai, kad čia yra tikrai mūsų teatro kažkas, žinai. Geras. Jo. O koks jausmas buvo? Nu irgi ta prasme, kad tu netgi nesupranti, kiek, žinai, tu sutinki to žmonės ofise, žinai, mes ten tarsi pasišnekam, bet gal aš nesu tiek arti, arba gal jie neleidžia tiek, žinai, nepasipasakoja, kiek vat, išgyvena audrų, žinai, dėl kažkokio kritikos straipsnio, dėl kažkokio komentaro socialinėje erdvėje ir ten dar ką. Bet, pavyzdžiui, tos istorijos, nu, kaip, kai juose esi jų dalis centrinė, tai labai skaudu, bet, pavyzdžiui, kai net ir save žvelgiant iš viršaus arba į tas istorijas, tai
kartais jos ir juokingos tampa. Nes, tikrai yra ir tie, pavyzdžiui, tas laiškas, kaip komedija kažkokia, kaip... Taip. Tai, man atrodo, toks, pavyzdžiui, ten man patiko viena istorija, kai žmogus, man atrodo, kad ten moteris, buvo koncertas ir jinai nepataikė į toną, žodžiu. Ir jos kolega, muzikantas, gitaristas, jis žiauriai susinervino ir sudaužė tą gitarą, bet ir išėjo iš scenos. Ir taip, aš nežinau, kaip, tokį eskizinį, tokį nuotrupą parašė, tai žinau, ar ten baigės koncertas, ar kaip, bet čia šiaip žiauru būti toj pozicijai, bet iš šalies, tai čia kaip animacinio filmuko kažkoks juokinga, taip, kaip taip yra, bet ne juokinga, kai esi viduje tikrai. Taip, nes tarsi, žinai, tada kaltė atsiranda, nes tu čia išprovokavai su kažkokia, toks, žinai, čia požiūrio klausimas, kaip pasižiūrėsi tą. Taip. Tai gali būti ir absurdiškai juokinga, ar ne? Tai gali būti, jeigu empatiškai žiūri, ir pakankamai jautru, ir skaudu, žinai. Bet humoras padeda. Taip. Tikrai reikia jo naudotis. Taip, tikrai. Turime mes durnų klausimų sekciją. Tai 3 durni klausimai iš galvos. Taip, jei laimėtum milijoną, kur jį išleistum? Oi, nežinau. Būtų ramesnis gyvenimas, nereikėtų galvoti apie tos pinigus visų pirma. Bet ką aš čia nuveikčiau? Dabar prisiminiau frazę iš to performanso vieną, kur radau komentaruose, kad jeigu tu kažkaip, jeigu nustosi piešti, tai aš duosiu tau 3 milijonus, o tik tu nebepiešk šitų nesąmonių. Nežinau, kažkaip dabar atrodo, kad gal labiau tokių jausmų pasidalinsiu, kad jeigu dabar ateitų į sąskaitą milijonas, tai kažkaip taip toks, būtų, nereikia nieko. Dabar šį momentą man nieko nereikia rūpintis. Taip, jaučiu viskas toliau būtų taip, kaip buvę. Tik tais tos šleifas toks pinigų, taip nueina. O ką pirkčiau, tai nežinau, realybė reikėtų sužinoti, kad įvyktų. Bet piešti nenustotum, ar ne? Ne, tikrai ne. Faina būtų gaučiau tokį normalų finansavimą daugybei projektų. Jo. Tai linkime milijono. Mėgstamiausia Lietuvos muzikos grupė ir labiausiai patinkanti jų daina. Gerai, dabar tiesiog šaunantis pirmas į galvą, tai vienareikšmiškai, bet čia yra masinis atsakymas, čia tiesiog, bet man tikrai labai patinka Monika Liu. Tikrai kažkaip taip, jin tiesiog yra muzikantė, nuostabi ir kažkaip nuostabu, kad jinai yra čia Lietuvoje, kad kuria ir yra kokia yra, tokia tikra. Bet sakau, čia toks labai tiesiog nenuostabus atsakymas. Bet man. O jeigu prisiminsiu dabar, nes šakės tikrai užmiršau tą grupę pavadinimą, tiesiog užkrito, tai pasakysiu. Būna gyvenime. Kas būtum, katė ar šuo, pagal savo būdą ir kodėl? Sakai, turi šunį, bet gal pati būtum katė? Aš, šiaip, nes tik tai kalba apie žmogaus savybės, tai kažkaip aš toks miksas esu, man atrodo, tarp tokio žmogaus intraverto ir ekstraverto, nes man kažkodėl atrodo, kad šuniukai jie tokie yra su žmonėm kartu labai prisiraša, o katinai tokie atvirkščią variantą turi. Bet netaisyklės visokių gyvūnų, gyvūnų. Tai gal, nežinau, o Jėzau, man tokie sudėtingi klausimai. Durni klausimai pasirodo patys sudėtingiausi. Jo, katė aš ar šuo, nežinau. Kadangi, tarkim, jei turiu šuniuką, tai aš būsiu ištikima savo draugiai, tai aš šuo būčiau. Priimam šitą atsakymą. Tai ką, Urte, ačiū labai, kad tu atėjai pas mus, kad pasidalinai savo istoriją, ar ne, savo kūrybiniais, vingiais, niuansais ir taip toliau. Norėčiau tau palinkėti daugiau performansų, kuriuos puikiai darai. Palinkėčiau, kad į performansą, į kitą projektą kažkaip sugalvotum
įnešti savo balso, kad ir šitas tavo gyvenimo, ar ne, toks etapėlis nebūtų užmirštas ir, žinai, jisai įsitrauktų, kaip rastų, kaip čia dabar įsireikšti, jisai rastų vietos tavo dienotvarkėje, kuri yra labai graži menininko, žinai, kasdienė dienotvarkė. Linkiu ir toliau taip kaip užtikrintai ir drąsiai eiti per gyvenimą, neįsileidžiant kritikos, ar ne, kad ji tavęs nežeistų, netraumuotų, nelaužytų ir taip toliau, nes man atrodo, kad tai tau puikiai sekas. Ir čia, žinai, gal toks nepalinkėjimas, o pasidžiaugimas, labai faina, kad esi Klaipėdoj, nes tokių žmonių labai reikia. Ačiū labai. Tai, jo, ačiū labai, kad atėjai. Ačiū tau. Duok 5.